Nu va, įvažiavom į miestelį Kalecik. Net nebuvo įvažiavime antraštės uždėtos pavadinimo miesto. Ir važiuojam, pasivažinėsim, bum, 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 bum. Čia man toks įspūdis, suprantat, kad stato namus kas nori, supranti, pasistato, sugriūva, palieka, niekam nebeįdomu. Tai, kur šiandien neveda? Aha, žiūrėk, renovuojama. Renovuojama bažnyčia. Nu gerai, kaip čia privažiuoti? Neapgavo. Iš kitos pusės reikėjo ten važiuoti. Bet mes nesijaudinam. Pamatysim visko įdomaus. Šuva. Ir čia tau šiukšlinė vidury gatvės. Ir daryk tu su ja, ką nori. Mes čia įvažiuosime. Oh yeah! Rydžius vaikšto. Įvažiavau tą žmogų į kiemą. Kažkaip atsiprašau labai. Gal pravažiuosiu kur nors. Ryžikai. Jau čia nesupratai, kas įvyko, ne? Aš irgi. Dabar supratau, kodėl ta šiukšlė čia vidury kiemo stovi. Čia niekam nieks neįdomu. Nekenčiu akmenukų. Važiuojam į viršų. Sutikit, su jokių gydų jūs šiandien gyvenime neužvažiuosit ir neužklysit. Hebrikė namuką stato. Kažkur užvažiavau. Bet nebematau čia, kur galime važiuoti. Sunki ta karvė. Draugai ilsisi. Visi linksmi, visi šypsosi. Vat čia tas dalykas man patinka. O, ten jau atvažiavom. O jeigu aš čia bandysiu? Eik tu savo. Ten, supranti, dangoraižiai stovi, čia bakūžės visokios. Kaip man įdomu važiuoti, kur žmonių yra. O, kur rado šieną laikyti. Kas šieną ravi? Kaip ten toj dainoj? Navigacija siūlo man į dešinę. Bet aš visada einu į kairę. Oi, tas mokytojas. Ką su juo daryti? Kad aš pats žinočiau. O, bambukai iš bagažinės išlindę. Už čia.
tipo boliai, o čia citrinos. Aš irgi kažko galiu nežinot, gerbėmėjai. Man tik svarbu žinot, kaip išvažiuoti čia paskui. O, vėl šeiminėlė sėdi prie stalo. O, remontai vyksta. Koks BMW. Ar Volvo, čia Opelis, nesupratau. Tai va, dedukas sveikinasi, suprantat, nu vat, malonu. Lietuvoje pas deduką kokie atvažiuok, tai dar su lasda pamojuos. Va, dabar suprantat, kodėl man nereikia galingo motociklo. Va čia yra didžiausias malonumas važinėti motociklu. Tu važiuoji, matai tokius dalykus, kur, nu realiai, nu kur tu čia su mašina atvažiuosi? Sukinėtis, draskytis. O čia tu važiuoji, tu relaksuojas. Aš nežinau. Gerai, prisistabdykim sankryžai. Ir kiek daug žmonių, ypač vyrų, po 40 metų praleidžia šitą malonumą. Gražus namelis. Užskaitau. Nu, yra tokių šiek tiek gražesnių namukų, bet visi kiti. Pikta moteris buvo. Nesisveikino su manim. O, dušmanas įvažiavo į žolyną. Oi, žinokit, tas jausmas fainas. Aš net pamiršau poskus, kad reikia rodyti. Važiuojam toliau. Nu, neblogi tokie kotedžiukai, namukai. Speed kontrolas. 50. Ok. Skruzdėlynai. O, daugiabučių namų rajonas. Ne daugiabučių, gyvenamųjų. O, čia jau prasideda prabangiai. Prasukim. Jau čia prabangus rajonėlis. I love Cesario Beach. Su šlagbaumais niekšai. Mesgi žinom, kad osadas šlagbaumų nebijo. Apsisuksim, apsidairysim. Taip, čia jau čia nieko nebebus, aš išvažiuosiu. Ok, tai apsisuksim čia. Nu, bachūras, kur tu čia prieš eismą važiuoji?
O, žiūrėk, man vartą atidarė. Nu, jeigu įleidžia, tai įleidžia. Ką aš padarysiu? Aš nekaltas. Įleido mane. Pažiūrėkim, kaip gyvena turtingi turkai. Bimbalas elektrinis ar koks, nežinau. Jaguaras. Mercedesas, ane tam buvo? Jo. Nu, to mes išsiaiškinsim. BMW. Vėl BMW. Čia gal jiem BMW padovanojo kiekvienam. Perki namą, gauni mašiną. Visi vienodi bimbalai. Tai barbecue parkas. O, geras, aš šitą kompleksą įvažiavau gražų. Važiuojam tiesiai prie jūros. Nu jo, jeigu žiūrėti šituos kompleksus, tai gražu. Gražu. Nieko nepridursi. Tai, garsas yra. Baseinukas pilnas vandens. Bet aš manau, kad smagiau yra žiūrėti ne tokius kompleksiukus, o žiūrėti, kaip realiai žmonės gyvena. O, prašau. Gražu. Pažiūrėti. Tai ką, manęs neleisit prie jūros? Niekšai. Noriu prie jūros. Važiavo lietuvis. No entry. Jau čia turėti, va čia apartamentuką, pažiūrėkit. Ir iš karto jūra. Čia tupikas. O gaila. Nu, šuniukas, mažiukas, guli savo. Važiuojam į kažkokį miestelį, kažkokį tenais. A, koks skirtumas? Svarbu važiuoti. Čia. Jerkoj. Gerai, žiūrim miestelį. Jerkoj. Jerkoj, Bairam. Futbolo stadionas gal? Sporto klubas gal? Atsiduoda tokiam karviam, mėšliukų tokiu. Ūkininkų miestelis jau matau. Jau šiaip ir šermukšniai. Oi, barška. Nesupratau. Šitas motociklas nepripratęs prie važiavimo taip lėtai. Jis nesupranta, kas vyksta. Kaip ta muzika garsiai man. Nu jo, su betono kokybė pas juos irgi yra problema, nes matau labai daug sutrukinėjusių tų betoninių namukų iš molio, iš ko jie čia statė. O, pamatai paruošti jau naujam namui. To biškį sukim. Fontanėlis 1951. Ten priekį gražu buvo, reikės grįžti. O, blemba, tas šuo tai man nelabai patiko. Jo, va, su šuniukais aš galiu čia biškį užsirauti tokiuose kaimuose. Ypač kai reikia va taip apsisukinėti.
bet kiti šuniukai tokie draugiški. Ten tik per mano namų tenais 6-7 šunys mane puola. O, kokia bažnyčia prieki. Ar mečetė, ar kas yra, nežinau. Nu, ne tame esmė yra. Reiks kažkaip nuvažiuoti. Bet taip gražiai atrodo. Nu jo, čia įdomus namukas. Tokios arkos. Čia langas laukia antram aukštą atidarytas. Autobusų stotelė tokia. Visai nieko. Sankryža miesto. Kai jisai dreba visas. Tai man patinka. Bijau, kad nebūtų taip, kad pabandęs vieną kartą negali sustoti. Šiaip ir aparatas. Balandžių yra. O, Misteris Beanas važiuoja. Va čia ta mečetė. Ir vyrukai sėdi rimti. Nėra čia kaip privažiuoti prie jos. Jau nesupykit, vaikščioti nelabai. Aš čia noriu kažkaip. Vėl plytelėm apklijuota, taip įdomiai. Taip, kitas sustojimas, ok. Tai kai čia fainiai. Šiaip ramus toksai miestelis. Bet toksai gyvesnis man kažkaip. Toks ir mašinų naujesnių kažkokių. Breisus va. Vištos. Satelitai. Ir dabar įsivaizduoju, esi europietas, nusiperki va čia namuką. O, labas. Nesisveikinu su manim. Mergaitė žiūri, sako. Padien. Aš lietuviškai. Geras. O koks skirtumas, svarbu gera valia. Kilimėlius plauna sūnys jau tėvui. Taip, čia nebus išvažiavimo, matau jau. Bet koks variklis karštas. Aš jau galvoju, mano variklis kaista. Bet šitas tai dar labiau. Grįžtam. Dabar gausiu velnių nuo tos močiutės. Tai pažiūrėjo manęs. Bet jie man visi tokie. Dedukas. Liūdi dedukas, jau matau. Nuskikeno vyruką. Tai kas? Kaip kaista tas variklis. Kažkaip aš to šuns bijau. Jisai žiūri mane ir aš jį žiūriu. Kas pasitrauks? A girdi draugas. Davai traukis. Nu gerai, yra gal šeimininkė. Tik nekas man į koją. Ai geras šunis. Sako, kur čia važinėjai, seni? Kur čia nori? Aba.
Taip, bet mes dar čia nebuvom. Kokia bronzinė galva. O, sveikinas viskas, maladėts. Pagarba. Kokį čia mašina, logotipas. Žiūrėk, iš mašinos karutis padarytas. Geras. Čia tikiuosi ne žvirkelis. Ką žinau, bet fainiai, žiauriai fainiai, vat pasivažinėti yra žiauriai fainiai. Man nepatinka, kai čia sproginėja man taip iš padangų kažkas.